Jo, jūs esat žinomas kaip tų tokių trikdžių, triukšmelių specialistas fotografijai, tai aš principė dabar gavau atsakymą į šitą klausimą, iš kur atsiranda stulpai, tai iš pasąmonės, iš nespalvotos vaikystės, tai kaip tam tikri peizažo trikdžiai, kurie kaip ir susijungia į bendrą harmoniją. Ir viskas, toj vietoj jūs esat nuoseklus ir nevyksta didelių peršokimų. Bet kas mane nustebino, atėjus pirmas įspūdis, pamačius šitą darbą, kodėl jis toks didelis, kodėl jis užėmė tokią erdvę ir kodėl jis kvadratinis. Kvadratinis, aš jau, sakykime, jau išgirdau atsakymą, kad tai yra dėžutės, kuriuose saugomi vaikystės prisiminimai. Ja, kvadratas yra užbaigtas, kubas yra užbaigta tobula forma. Taip, tai yra galima. Šitą galim pateisinti, bet tiesiog jo dydžiai būna irgi įvairūs, įvairuoja ir, pavyzdžiui, jeigu taip dar biškį išsiplečiant, kaip Einšteinas siūlė žiūrėti į erdvę, o erdvė be peizažas irgi yra erdvės dalis. Jis yra erdvėje, tvyro erdvėje ir jis sakė, žiūrėkime į erdvę kaip į daiktų talpyklą. Ir sakė, kad jeigu tai yra dėžė, įsivaizduokit, kad mes turim teisę suploninti dėžės storį, sienelės iki nulio ir tada tokiu būdu žvelgime į erdvę kaip į tiesiog atskirą objektą, kuris yra beribės ir yra beribybėje. Tai šitoj vietoje, kaip vat jūsų šitas įrėminimas šito darbo ir tokiam vat kvadrato, tokio storio sienelėse ir kalbėjome apie erdves, atsiskleidžia. Ta aš noriu. Kaip atsiskleidžia, kas atsiskleidžia? Kodėl jis yra tokio dydžio, sakykime? Formatas tokio, tiesiog to labai paprastas, aš tiesiog džiaugiausi atradęs tą tokio formato fotografinį popierių. Nes paprastai, jeigu spausdavau, jau tą, vadinkime, analoginę fotografiją, tai yra pakankamai sudėtinga būtų atspausti man tokį formatą, grynai technologiškai. O šitas formatas man padiktavo, pats popierius atradimas, jie pati medžiaga padiktavo, bet aš manau, kad vaizdui formatas yra labai svarbu. Nes jeigu mes žiūrėsime, tarkim, yra pas mane, aš visiškai turiu mažų miniatiūrų padaręs, kurio visiškai, pavyzdžiui, linija yra, kur yra galbūt 7 mm aukščio ir 12 ar 15 cm ilgio. Tai mažas formatas žiūrovui suteikia intimumą. Mes esame vienas prieš vieną žiūrėjime. Tarkim, o didelis formatas, jis vėl kitaip veikia. Aš manau, kad kiekvienas vaizdas turi savo formatą. Tai yra svarbu kiekvienam vaizdui. Tai jeigu mes, tarkim, šitą dalyką sumažintume, jisai nebeturėtų tos emocijos. Tai yra emocija, formatas sukuria tam tikrą emociją. Tarkim, žiūrėkime kokį filmą. Tarkim, nežinau, kokį Felinį. Vienas dalykas, kada mes ją matome didelę ekrane, mes jį vienaip suvokiam. Bet jeigu mes jį žiūrėtume savo telefone, mes vėl kitą emociją patirtume. Tai formatas sukuria tam tikrą suvokimo emociją. Ir apie tuos trukdžius, Juozai užsiminėjai, taip, tie trukdžiai pas mane, kaip sakau, čia jau 100 kartą pasikartosiu, tai yra kaip fotografijos įgarsinimas, kaip tylos įgarsinimas, nes fotografija yra toksai tylos, jisai reiškia vaizdas, bet ta mano fotografija nėra ta tokia grinoji fotografija ir aš savęs neskaitau tokiu grinakraujų fotografą, kuris, reiškia, skanuoja vaizdą, aš jį tiesiog tą vaizdą perkuriu ir aplamai šią fotografiją atėjau, man įtaką darė pats kinas. Va vėlgi galima grįžti ir prie to horizonto, ir prie tų stulpų, tarkim, ir aš dar būdamas studentas, laiką žiūrėdavom tuos filmus, mums atveždavo, rodydavo ir prancūzų naujoji banga, ir italų neorealizmas, tie visa geroji klasika, žinai, tai tą man irgi turbūt kaip menininką formavo ir tai buvo mano mokytojai ir iš jų
sėmės, vat, jeigu ir pasižiūrėti visus tuos kadro pastatymas iš kino, labai gali mokytis tų dalykų, net ir lietuviškas kinas. Tie, reiškia, jausmai, niekas nenorėjo mirti, laiptai dangų, aibė nusisenėję, tie nespalvoti filmai, kurie vat, galbūt irgi man tą vaikystės prisiminimą ir suformavo, kad tai nespalvotas. Nes tas visi, ir tie visi, nežinau, vat, horizontai, stulpai, vertikalės, horizontalės ir peizažų stebėjimas ir nieko čia daugiau nėra, čia kartu ir ironija yra. Nes yra toksai darbas, tarkim, lyg tai stebiu peizažą pro autobuso langą. Galima susirasti darbą, mano tą darbą Instagramui, galima pasižiūrėti. Tai ir yra toksai, lyg tu važiuoji, pralėki ir tą stebi, nuobodžiauji kartu ir tu stebi tą peizažą ir jūs čia palikite mane ramybėj, čia nieko nėra, aš tiesiog jį stebiu. Bet yra smagu, kada mes atsiranda kažkokių klausimų žiūrovui ir tada įvyksta, na, kaip aš sakau, įvyksta susikalbėjimas, banga pagauna diapazoną. Mes pagaunam, reiškia, įvyksta kažkoks susikalbėjimas, kaip radijo imtuvas, ne? Suka, prasukam, neįdomu, kažkas taiga mums sudomina, mes sustojam. Tai irgi žiūrovas, pavyzdžiui, jūs galite visiškai praeiti pro tą darbą ir nieko baisaus, aš suprantu, nes kažkam tai vis neužkabino, kitas gali sustoti ir įvyksta dialogas. Dialogas su praeitim, su savim, su manim, kaip, nu, tai taip. Per daug gal, aš vis laiką, kaip jis atsakinėjai klausimus, nukryptų į iš kelio, iškryptų. Ir jūs kaip autorius, kai tik pasakot, kad čia nieko nėra, aš čia tuoj pamatau dar papildomą. Aš jau baigsiu klausimai, kai pasakysiu, kad čia nieko daugiau nėra. Aš kaip žiūrovas vis dėlto turiu tą teisę sukurti kūrinį, nes po autorius miršta, išeksponuodamas kūrinį ir tik žiūrovų sąmonėje mes jį susikuriam. Ir jo, grįžtant prie šito labai įdomaus jūsų pastebėjom, kad jūs į fotografiją ateinate iš kino. Tai man iš karto tokios asociacijos ir sakėt, kad jūs tik tris kadrus dedate į metus šitą. Tai jūs esat labai lėtas. Nu, lėtas, jo. Ne, nu gal biškai daugiau, gal aš čia kartais tai jau biškai pertempęs buvo, nu, 3. Bet aš kaip, ne, gal būna daugiau, bet gal taip, tiksliau vadim 3, kurie man yra, kuriais aš esu, nu, negaliu pasakyti patenkintas, niekada aš nesu patenkintas savo darbu. Bet galit paleisti. Kurios galiu parodyti, o ten gal padarai kokius, nu, 7, bet iš tų galbūt parodai, patenkintas esi, nu, vėl nesu patenkintas niekada. Bet geriausiai tą, ką tu padarai, įvertina, ką pats save įvertini laikė. Padarai ir pasižiūrėjai, kad po laiko tu įvertini, reiškia, ar tai yra gerai ar blogai, nes būna taip, kad čia atrodo jau padarai tą darbą, jau čia labai džiaugiesi ir atrodo, kad čia jau tu sukūrei kažką nepakartojimo, bet ramiai padėti, arba kitą padarai, kad atrodo, ai, čia visiškai nieko įdomaus yra, bet praeina kiek tai laiko, pusmečio laiko, tu išsitraukiai, pamatai tą, kurį tu vertinai šiandien, tai jis atrodo, kad dabar visiškai neįdomus, arba atvirkščiai, nu, tai yra turbūt natūralūs procesai, yra savęs įvertinimas per laiką ir taip. Nu, kaip tik norėjau į to laiką skalį dar biškai įsiterpti, tai kiek tuo laiką skaitus, sakot, aš 6-7 mėnesis, 8 gal kurti tau patį kūrinį, beina, ne? Tai tas darbas skaitos, jeigu poveikį torno saulės, tai nu, tiesiog labai gal išsitemti, ar ir kažkuomet, kad jau baigtoms yra užfiksuojams. Ne, ta saulė šviesa yra, šiuo atveju kaip yra, nu kaip, jeigu mes to popieriaus neapšviesim, jisai nereaguos, jis turi šviesos gal, nu, nebūtinai saulės, jis gali būti šviesos gal, jo, nes sidabras
jisai reaguoja. Bet... Tas ta prasme, kiek laiko jūs galite su juo žaisti? Kiek nori, kiek galiu. Kol ateis, kol atsakysiu, gal jau užtenka ir jau. Jo, kartais yra, kad ir sugadini be žaisdamas. Darai, pamatai, kad čia tai tiesiog paimi ir susinervuoji ir išmeti. Nes yra tokių dalykų, kurios... Bet tiesiog, vėl, čia yra sustojimas, saiko, kada sustoti yra labai, irgi klausimas, kaip ir parodą, kada darai, vėl, kada kokia tu atranka, saiko turėjimas. Aš niekada nemėgstu perkrauti ekspozicijos, jeigu ten darai kažkokią, jau man geriau tokia minimalizuoti visą parodos architektūrą, negu ten perkrauti, kad ten kuo daugiau prikraudžiu. Jie visi tie darbai yra pas mane limituotų tiražų, jeigu kalbėt apie tą fotografiją, kuri turi savo tą prigimtinę teisę vadintis fotografiją, kur aš jau spaudžiu dintuvų, tai yra negatyvas sunaikintas. Aš padarau nuo 1 iki 3-4 spaudų, negatyvas yra perbrauktas, sunaikintas, tiražas atspaustas ir niekada jau prie to dalyko aš nesugrįžtu. Tai, pavyzdžiui, va šitoj darbo, kur čia eksponuojamas, kuris yra be jokių negatyvų, be jokių optikos, tai jau niekada jo nepakartos. Jau norėdamas pakartoti jį, kažką galbūt ant liniją. O jūs užrašot datą? Taip. Gimimo datą, ta prasme? Darbo. Taip. Ne konkrečiai. Metai jo yra. Yra kartais dvi datos. Yra, tarkim, pradėjimo data ir pabaigimo. Kartais yra 2 datas. Tarkim, yra. Jeigu, pavyzdžiui, fotografuoja su fotoaparatu, tai yra, tarkim, kada yra negatyvo išryškinimo data arba fotografavimo, bet jeigu praeina po metų tik atspaudi tą darbą, tai tada rašai ir 2 datas yra fotografavimo. Atspaudų data yra labai svarbi. Taip. Šitas labai gražus pasakojimas apie Sartro fotografiją, kuri puošia Nidą, iš kurios gimė skulptūra ir kai Sutkus nuvežė į Paryžių parduoti darbų, sako, kada tu atspaudai, sako, praeitais metais, sako, atspaustai nufotkinai, jis fotkino Sartrą kaip pušį, kaip paprastą daiktą ir kai jau jis išgarsėjo, jis galvoja, kad tada aš irgi turiu jo nuotrauką kažkur atkasiu. Bet šitą vietą jūs esate labai sąžiningas fotografas ir sąžiningai elgiatės. Jo, man tai yra tas... Nedarot iš to šou, bet iš tikrųjų Remigijus yra pats sąžiningiausias Lietuvos fotografas. Jis tikrai yra nepakaltinamas ir prie jo neprikabinsit jokio mikrofono, jam nenorint ir klišių nepridėti. Tai tikrai... Toj vietoj jūs labai gerai plungiai, nes čia labai irgi sąžininga. Jo, tikrai nemeluosiu, aš nedarau, kad tarkim, nufotografuota prieš 20 metų šiandien spaudžiu, pasakysiu, kad ne. Tuo labiau, kad aš nematau toj vietoj, tai yra mano principas, tai yra į kitos pusės aš nematau, man net neįdomu būtų, nes neįmanoma pakartoti. Tarkim, jeigu tai yra rankų darbas visiškai, tai yra, kiekvienas darbas yra, aišku, jeigu aš spaudžiu 3 darbus to pačio tiražo, formatas, kompozicija tas pats, bet jie visus 3 sulyginus, jie bus skirtingi. Tai tamsesnis, tai šviesesnis, tai jeigu ten tonavimo dalykai, aš juos tonuoju, pirmiausia padarau juodai baltą fotografiją, paskui tonuoju sepiją, tai jie visi yra faktiškai skirtingi, jie yra, pavadinti kompoziciją, bet ir kad ten ir už to negatyvą perbraukiu ir nėra prasmės grįžti ir grįžęs prie to, aš pats savo būsiu nesąžiningas ir man neįdomu bus. Šitas labai svarbu. Visada buvo ir bus. Taip, kiti autoriai manipuliuoja tais dalykais ir aš labai vertinu jūsų kūrybą ir tikrai net studentam teikiu kaip pavyzdį, sakau, pažiūrėkit, Remigijus visiškai nemeluos. Jo, tai ačiū. Bet kitas variantas, dar galimas variantas, tarkim, to darbo reprodukavimas. Jau atspausto originalų darbo, tai tu gali jį reprodukuoti, pavyzdžiui,
Rezoliucija kaip... Nuskenuoti jį, bet tada atspaudi tokio pat tikro formato, bet jau su skaitmeninės, tu gali pasirašyti kaip menininkas, kaip tai būtų, ir aš esu keletą tokių padaręs ir parašai, kad reprodukuotas autorinės atspaudas. Vėl, neapgaudinėjau žmogaus, kad tai yra sidabro, dar kažką. Tai yra reprodukuotas sidabrinės, kaip plakatas, dar kažkas. Tiesiog. Autorius savo parašų patvirtina, kad viskas yra neiškirpta iš katalogo, neiškirpta iš žurnalo ir kad atitinka formatas ir spalva atitinka ir taip toliau.